tikrai matei tą Maduro nuotrauką, kur Maduro stovi, reiškia, surakintas lėktuve. Ir man įdomus dalykas buvo tai, kad, jis dėvi, reiškia, tokį pilką joptvajuką arba kitaip vadinamą flysiuką. Ir tai yra, man atrodo, Nike flysiukas, kuris vat tai dienai patapo populiariausių rūbų pasaulyje. Terminalas. Linksmai praėjo metus, Andriau. Šiandien, gerbiami žiūrovai, sveiki. Labą dieną. Sveiki sugrįžę į terminalą. Po naujų metų mes pagaliau išlindome iš savo urvelių, iš savo katakombų, iš savo bunkeriukų, sodybų beigi kitų daugiabučių. Taip. Žiemos miego vietų. Šiandien su mumis nėra Mykolo, nes Mykolo užsnigo. Kaip ir daug žmonių pastarosiomis dienomis nesugebėjo išvykti Mykolas iš savo rezidencijos, tai kaip ir natūralu, kaip ir normalu. Kaip čia pasakyti, dviračiui per šaltą, o taksi nedavažiuoja. Taip. Ar, Andriau, tu vėlavai į darbą kokią nors pastarosią matą? Aš šiandien vėlavau. Mane iš tikrųjų labai džiugina Vilniaus ekologiškumas. Druskos ant kelių, tai nebarstote čia? Nebarstome, nereikia. Mes kitaip galvojame, kad mano toksai, ne tai, kad apie orą reikia labai daug šnekėti, nes visi tą patį išgyveno, bet aš turėjau tokį kažkaip penktadienį, kai pradėjo snigti. Eksperienciją. Eksperienciją, aš kažkaip išvažiavau daryti darbų su mašina ir kažkaip ten važinėjau ir galvojau, net, jeigu čia taip bus toliau, reikia grįžti namo ir tiesiog turbūt dirbti iš namų ir sėdėti. Ir sugebėjau grįžti. Ir tada mano toksai hobis buvo, aš vis įjungdavau Veizą ir žiūrėdavau, kiek nuo namų iki Klaipėdos būtų davažiuota. Tas toksai teorinis keliavimas. Taip. Ir tada, bet žinai kodėl? Taip, dariau, nes tada aš labai gerai yra, kai supranti, kad tau nereikia važiuoti. Kad iki namų yra 1 minutė nuo tavęs iki šaldytuvo. Ir tai jeigu eisi labai lėtai. Klaipėdoje ir tu gali sėdėti namie. Nuostabu. Tai va, mes, o šiandien šiaip, mes daug dalykų vyksta pasaulyje, daug įdomių, kas mus domina, tai... Karšti taškai. Kaip turbūt ir žinote, Donaldas Trumpas padarė mega operaciją ir Venesuelos diktatorius Maduro šiuo metu yra atostogauja. Su žmona išvežtas į kalėjimą, o Irane šiuo metu vyksta revoliucija. Kontrrevoliucija. Taip. Tai Andriau, šauk, biškelė, pakalbėkime apie šitas šalis, aš suprantu, kad turbūt daug kas apie Venezuelą sužinojo pastaruoju metu daugiau negu kad nors galėjo domėtis, bet... Šiaip negu kad reikėjo žinoti. Turbūt negu kad reikėjo. Bet kas yra Venezuela? Mes irgi visada esam tie knysliukai, kurie lendam, kur nereikia. Žiūrėk, prieš pradedant apie Venezuelą, geriausias dalykas, kurį išgirdau apie Venezuelą per paskutinės, 5 dienas, buvo pasakymas, kad, sako, jeigu Trumpas dabar pat paskelbtų karą prieš nacius, tai kairiai pusėje atsirastų labai daug žmonių besipaišančių svastikas. Prasme, vien ta operacija Venezuelai sukėlė tiek visokių. Legaliai sėdinti prezidentą nukėlė. Rusija gauna ten pateisinimą, Kinija gauna pateisinimą. Gerbėmieji, atsisėskit, pakvėpuokit, atsigerkit arbatos. Sovietų sąjunga Afganistane nuiminėjo 2 berods valdančius asmenis. Jungtinės valstijos, nekalbam apie Noriegą, nekalbam apie visas bananų respublikų džiaugsmus vykstančių 120 metų, 150 metų. Realiai dabar, girdėjau, ko gero geriausią įvertinimą Amerikos pajėgumų. Sako, mes vis tik tai esam daugiau mažiau daryti didelio masto karą, bet, sako, nuo Somalio laikų, kai buvo Black Hawk Down, ir tai yra 30 metų atgal, nuo to laiko, sako, mes žiauriai gerai išmokom ekstraktinti mums nepatinkančių žmonės. Jo, bet, žinai, bet įdomu, nes aš dar einant prie šito, bet tu sutik, tas pasitikinimas, kad tu iš principo yra valstybė, atskrenda vyrukai, duoda į veidą tavo apsaugai. Duoda į veidą apsaugai, išveža žmogų. Taip. Kad tai yra tam tikras dalykas, kuris nuteikia taip, žinai. Mes labai išmokom gyventi teisinėje valstybėje, teisinėje aplinkoje. Taip. Dar kartą primenu, tarptautiniai erdvėjai nėra įstatymų, kadangi nėra, kas priverčia jų laikytis. Taip.
Ta prasme, vienintelis dalykas, kuris leido įsitvirtinti kažkokiam tai tarptautiniam įstatymam, yra tai, kad didžiausios, galingiausios valstybės, ne visos, bet bent pusė jų, pavadinkim, vienas blokas, kitas rytai, vakarai, ten Eurazija, Ameriko, Europa ar dar kažkas, bet didelė dalis jų yra demokratinės ir žmonės reikalauja iš savo vadovų to, bent jau išlaikykit veidą, kaip sakant. Taip. Tai yra vienintelis dalykas, kuris priverčia laikytis tarptautinių taisyklių. Aišku, jeigu tu esi nedidelė šalis ir kita nedidelė šalis, tai visą laiką gali ateiti koks nors, Amerika, Kinija ir sakyti, jūs čia baikit. Nes, kažkas turės interesų, kažkam tiesiog norisi taikos prizo ar dar kažko. Tai. Jo, bet, aš beje prie šito grįžtant, tai mačiau, kad, sekantis, kadangi Donaldas Trumpas gavo taikos prizą, tiesa, ne Nobelio, tai mes pasidžiaugiame tuo. FIFA, tai sekantis FIFA taikos prizo laimėtojas turės pasistengti, kad kaip sakyt, tą taikos programą įvykdytų tokiam pat. Įtaikintų tiek, kiek daro Donaldas Trumpas. Nes iš tikrųjų, čia vėlgi ne mano sugalvotas Reddit'e, kažkaip perskaičiau, kad visgi, kad laukiam sekančio FIFA taikos prizo laimėtojo, kas tai galėtų būti. Tai va, grįžtant praktinę prasme, Venesuela teoriškai didžiausias naftos telkinys žemėje šiuo metu, iš atrastų bent jau. Venesuela teoriškai didžiulis kiekis galimybių amerikietiškoms energijos kompanijoms, bet pats didžiausias dalykas buvo tai aplamai, kodėl visa ta Venesuela kiršinama, čia bando žmonės ieškoti viengubų atsakymų. Nafta, tik tai nafta. Kiti sako tam, kad Kinija išmesti iš tenai. Atsakymas yra daugelypis. O Kinija labai įlindus. Kinija yra įlindus, bet iš tikrųjų nėra ten labai įlindus. Kinija žymiai labiau įlindus yra Panama ir Panama Kinija yra žymiai labiau svarbi. Kinijos įmonėms, ne valstybinėms turėkime omeny, o privačioms įmonėms, perdirbančioms naftą, yra žiauriai naudinga ir Iranas, prie kurio mes šiandien tikrai grįšim, ir Venesuela. Nes tai yra du didžiuliai naftos srautai, plus dar trečias Rusija, kurie ateina žiauriai nudiskauntintom kainom, su nuolaidom didelėm, nes niekas kitas neperka. Venesuela, Iranas, Rusija, vakarų pasaulis yra pasodinęs ant sankcijų, reiškiasi perka tik tai tiek, kiek patys sau leidžia, o visą kitą kur dėt, parduot. Kinija, kažkiek Indija, bet Indija dabar jau pasidistancijavo save nuo to. Kinija yra pagrindinis supirkėjas ir Venesuelos, ir Irano naftos ir perka, aišku, maždaug už trečdalį kainos. Kas vėlgi padeda vystyti beprotiškas kainų politikas, dempingavimą tarptautiniu mastu ir visą tą džiaugsmą, dėl kurio dabar didžioji dalis pasaulio pyksta ant Kinijos, o galutiniai vartotojai pyksta ant savo valdžių, kad čia jie nenaudėliai vėl uždarinėja AliExpressą ir nebeišeina už 72 centus atsisiųstų USB kabeliuko. Gaila. Žiauriai didelis nuostolis. Beje, kiek tų USB kabeliukų sunaudoji per metus? Aš sunaudoju žiauriai mažai USB kabeliukų, nežinai, ką aš darau. Aš dažniausiai, kaip mano USB kabeliukas, jis biškai įtrūksta, aš tada vynioji su izoliacija. Vynioji skotšu. Tai tu toks skupas žmogus. Nes iš principo aš tada nueinu ir pasižiūriu, pavyzdžiui, nes, USB kabelio reikia man dažniausiai krauti telefoną, ten krauti dar keletą kompiuterių, dar keletą kitų dalykų, USB-C kabeliuko, ir aš nueinu, pasižiūriu į Mac parduotuvę, kiek man kainuotų įsigyti USB kabeliuką, ir aš nutariu, kad skočas pigiau. Aš virsiu su skoču. Tai va, tai, kaip sakant, lifehackas visiems žiūrintiems mums galutiniams vartotojams, nesisiųskit iš AliExpresso ir Temu, naudokit skočą. Taip. Visada padeda. Tai dabar, žiūrėk, Andriu, tai reiškiasi, bet man įdomu, kodėl dabar? Kodėl dabar buvo tas momentas, kai Donaldas Trumpas sakė viski pitui savo ir nuimk metas.
Sunku pasakyti. Egzistuoja teorija, gana garsiai išsakoma, kad Maduras kažkokį tai susitarimą pasiekė su Amerika. Aišku, jai labai kontrastuoja tai, kad jam buvo pasiūlyta patogus būtas Maskvos Arbate. Ir galimybė, kažkur ten netoli, bet taip, padorioj vietoj, žinai, Janukovičius viršui, ten... Karsonas Takeris kartais atvyksta... Ne, Karsonas tai tik tai taip, žinai, per Kalėdas, bet... Per Kalėdas, bet gal butelis irgi yra koks ten dar Sirijos tenai... Asadas, man atrodo, pirmam aukšte, žodžiu, Maduras antram... Šitas daugiabutis. Jo. Tik reikia patikrint būtinai, ar kaip sakyt, balkonuose tvirti šitie... tvirti turėklai. Arbatos vis tiek gali atnešti. Tai žiūrėk, reiškiasi, bet ir šiaip, žinai, labai dažnai, man atrodo, ką daro tenais daugelį valstybių ir kas yra normalu, kad mes yra sakoma ir dažnai eina ta medijos propaganda, medijos linija, kad Maduro diktatorius, Venesuelai žmonėm labai blogai. Kaip tu manai, ta prasme, Venesueloje žmonėm labai blogai prie Maduro? Aš manau, kad nebuvo gerai. Vėlgi, atsiremkim į skaičius. Visi tie filmavimai, kad ten vieni nuvažiuoja, sako, žiūrėkit, žmonės visai gyvena. Kiti nuvažiuoja kažkaip. Neandertaliečiai irgi gyveno. Telefonų neturėjo, valgyti reikdavo patiems susirasti. Aišku, kad žmonės gyvena. Ar jie džiaugiasi taip gyvendami? Aš manau, nelabai. Jo. Nes nepaisant pigių prekių iš Kinijos srauto, tos pigios prekės jos nėra 10 kartų pigesnės. O atlyginimai ten yra daugiau kaip 10 kartų mažesni negu netaip toli esančiojose Jungtinėse valstijose ar netgi tam pačiam Meksikoje, pačioj ir dar keliose aplinkinėse valstybėse. Plus, vėlgi, netaip seniai susidūriau su labai protingo žmogaus pasakymu, jis tokių, pavadinkim, labiau kairių pažiūrų, kairių gerąją prasme, kad, gėris, taika, ramybė, socialinis rūpestis savo artimų ir taip toliau. Kaip nekeista, tie žmonės dažnai būna labai darbštūs, labai protingi, bet jie nesupranta, kad yra labai daug žmonių, kurie nėra darbštūs ir jie linkę pasinaudoti visom tom socialiniam sistemom. Tai štai, jis lygino Jungtinės valstijas, ant kurių labai pyksta dėl trumpizmo ir taip toliau. Jis pats kanadietis, tai jis irgi turi tam tikrą teisę pykti ant jo dėl visų pareiškimų, kad Kanada irgi dalis ten Amerikos, sunku būtų ginčytis, bet ne Jungtinių valstijų vienok. Ir lygino Kiniją su, kaip sakiau, Kiniją su Jungtinėm valstijom. Ir sakė taip, bet tai sako Kinijoje, jeigu laikaisi taisyklių, tai tu gali gyventi visai normaliai. Ta prasme, mano draugas sako, ten 3-4 metus atgyveno. Fantastika, žiauriai gerai gali gyventi. Aš žandikaulio tuo momentu nuo grindinio nepasikėliau, ten labai gražus senamiestis buvo, jeigu ką. Nes tiesiog mane kaip homo sovietikus užaugus į Sovietų Sąjungoje absoliučiai ir visiškai nudaužė tas argumentas, kad galima gyventi, ta prasme jo. O ką tu darysi tą akimirką, kai tu susidursi su kažkuo, kas turi prieimą prie galios centrų? Taip. Ta prasme, turi kaimyną, kurio pusbrolis sėdi kur nors, Kinijos atveju komunistų partija, Venesuelos atveju kažkas tai, ne tai, kad gengas, čia vis tik tai ne Haitis, bet, tie žymieji karteliai, kartelis, būtų taip. Kartelis, jėgos struktūros, kurios remia Madurą, tarkim. Ir ne jis pats, netgi jo pusbrolis ten gyvena ir jis tau ateina ir sako, žiūrėk, man reikia 2 kambarių iš tavo buto. Tu sakai, bet tai man tik tai vienas liks ir ką tu man mokėsi, aš tau į snukį duosiu, jeigu tu neatiduosi. Taip. Ir jis ateina ir pasiima iš tavęs, nes jis gali. Ir tu neturi jokio rekurso šitoj vietoj. Galima pasakoti išsišiepus, kokia yra korumpuota vakarietiška teisinė sistema. Gerbėmieji, ji yra teisinė sistema. Ir net jeigu turtingesnis, galingesnis turi kažkokius didesnius šansus laimėti teisinį ginčą, tu turi bent kažkokius šansus, nenueidamas į partizaninį mardabojų, kažką tai atstovėti už save. Jo, bet turbūt, nežinau, žinai, dėl ko šiuo metu žmonės piktinasi. Kurie? Įvairus internetas dėl tos inkursijos į reiškiasi, teoriškai suverenę valstybę, ar ne? Ta prasme, kad atvyksta, kad klausimas yra kaip visą laiką, turbūt tokioje situacijoje, kas dabar? Kas dabar?
Vat šičia yra atsakymas, kurio niekas nežino ir įtariu netgi Trumpo administracija nežino iki galo, kaip ten bus, nes Venesueloje yra daugybė savų interesų, tenai irgi reikia pasverti dalykus. Ko tikrai nebus, tai nebus įvesta kažkokių rimtesnių karinių pajėgų. Specpajėgos kažką ten turi, bazės galit būti garantuoti, ar jos atviros ar neatviros, greičiausiai labai užslėptos ir net vietiniai nebaisiai žino. Yra be abejo kažkokios vietinės irgi grupuotės, kurios yra linkę dirbti kartu su Jungtinėm valstijom. Nebūtinai jos yra labai smagios ištraukti į dienos šviesą. Gerai, nes kai vykdoma, minutėlę pabaigsiu, kai vykdomos operacijos yra remiamasi tuo, ką tenai gali rasti. Ir jeigu tai yra kažkokie tai partizaniniai komunistai, kurie tau duoda prieigą, tu dirbi su jais. O paskui tiesiog, tyliai atsitrauki arba ne. Ir toliau, ką aš galvoju, kad bus, greičiausiai bus palikta jiem pačioje vietoje susiformuoti naują valstybinę liniją. Bet matai, kai tu atskrendi, pasiimi prezidentą ir išsiskraidini, sekantis, net jeigu jis ką tik grįžo iš atostogų iš Rusijos, tarp kitko viceprezidentas taip ir buvo, kad jis tuo metu sėdėjo Rusijoje. Tam turbūt daugiabutę apžiūrinėjo. Jo, tikrino, ar gera vieta. Tai jis grįžęs, dabar, man atrodo, netgi ir jau inauguruotas yra. Ir jis turės, pas juos kaip ir Amerikoje tvarka, kad viceprezidentas perima prezidento pareigas, jeigu prezidentas paaiškėja, kad yra neįgalus jų vykdyti, ar ne? Dabar, kadangi yra kalėjime, tai tikėtina, kad toks tam tikras neįgalumas yra, distancinis toksai neįgalumas atsiranda. Tai sekantis tiesiog turi, akivaizdžiai žino, kad ką jis bedarytų, jeigu jis nedarys kažką, kas nepatinka Amerikai, jį irgi paims vienaip ar kitaip. Ir tai jau yra pakankama spaudimo priemonė, tau tada nereikia įvedinėti tenai kariuomenės, dar kažko. Vėlgi turint omeny, kad jau buvo nuimti ribojimai amerikietiškom energetikos kompanijom, bet tai yra vėlgi, žiūrėkit, praleido. Gerbėmieji, Venesueloje vietinės energetikos kompanijos, kai jos perėjo pilnai valdžios žinion prieš 20 kažkiek tai metų, nuo to laiko jos tiek nustekentos, kad jiem reikia, kad kažkas ateitų ir pradėtų tą naftą pumpuoti ir bent biškį tų doleriukų duotų už tą naftą. Ta prasme, jiem viduj reikia, kad ateitų užsienio kompanijos su know-how, su investicijom, su viskuo ir tada pas juos vėl pradeda judėti ekonomika. Žinai, aš tai šitą paaiškinimą aš kaip ir suprantu. Man gal įdomiau iš tokios žmogiškos pusės buvo stebėti, kad kai tai įvyko, ar ne, buvo pasakoma, kad dabar, Jungtinės Amerikos Rubio minėjo, Milleris minėjo, kad dabar Jungtinės Amerikos valstijos jos kažkaip čia perims su vietiniais Venesuelos žmonėmis. Jos, reiškia, tvarkys Venesuelos reikalus ir žinai, man įdomu, kaip tu galvoji, ar tas planas jis realiai yra. Ar yra planas, kaip struktūriškai veikia Venesuela nuo šios sekundės? Aš manau, kad planas yra, kiek jis įgyvendintinas, niekas nepasakys einamų momentų, nes tai yra labai daug chaoso ir labai daug žmonių, kurie sėdi ant tvoros ir galvoja, į kurią pusę peršokti. Ir nuo to priklausys, kas kur ir kaip eis. Taip, kad dar vyksta daugybė įtikinėjimo, dar vyksta daugybė užkulisinių žaidimų pačioje Venesueloje, santykių aiškinimuose, kad tu buvai vierchas, dabar tu gaidys ir viso šito džiaugsmo. Ir aš už tai vis bandau save atsistumti į šoną nuo visų moralinių klausimų ir sprendimų, nes jie iš vienos pusės nelabai pritaikytini, ne visur pritaikytini. Iš kitos pusės jie dėja, bet nekeičia to, kas bus. Ta prasme, tu gali stovėti labai moralioj pozicijoje, bet nuo to nesikeis tas, kas bus. Labiau tikėtina, kad žmonės pasirinks ne pagal kažkokius baisiai didelius moralinius įsitikinimus, o pagal pragmatinius poreikius. O pragmatiniai poreikiai ten yra šiuo metu labai dideli. Dar biškį grįžkim, kodėl, manau, kad labai reikia paminėti priežastis, kodėl reikėjo Jungtinėm valstijom tenai įsikišti. Yra dar du veikėjai, kurie labai suleidę kojytes, mes jau apie Kiniją šnekėjom. Kinija ten yra įleidus kojas, taip nuo 16 metų jau nustojo skolinti pinigus dėl to, kad tai buvo
feilinta valstybė jau byrant į gabalus ekonomikos sistemą, įskaitant visus tuos džiaugsmus, kad įvedam kariuomenę tam, kad skalbenkų pardavėjas 10 kartų numestų kainą, šitas irgi Venesueloje įvyko. Tai Kinija tiesiog nustojo skolinti pinigus, į ten yra priskolinus apie 90 milijardų, bet tai yra padaryta per 1,5 dešimtmečio panašiai. Ir įvertinus, kad didžioji dalis tų paskolų ėjo iš tikrųjų į naftos industriją, tai nėra super dideli pinigai iš Kinijos požiūrio taško. Kitas dalykas, kad Venesuela ginklavosi rusiškais lėktuvais, kiniškomis raketomis ir netaip jau seniai netoli Karakaso pasimūrijo iranietiškų šachedų gamyklą. Kas yra irgi viena iš priežasčių, kodėl Amerika nusprendė, kad gana yra gana, kadangi vėlgi užmetam akį į žemėlapį, nuo Venesuelos iki Majamio yra apie 1100 kilometrų. Tai yra tik truputį daugiau negu šiuo metu skrenda rusiška šachedo versija. Plačiai naudojama Ukrainoje, kaip žinia. Ir te reikia pereiti, pasiapgreidinti, kaip sakant, tą priemonę. Ir staiga tu turi hibridinio karo priemonę, kuri gali grasinti didžiuliam kiekiui ant Meksikos įlankos. Amerikos įlankos. Pakrančių išsiskleidusios javinės energetikos industrijos. Tiek gavybos, tiek perdirbimo. Ir tai yra vėlgi didžiulis koziris, jeigu Kinija pradeda mūtint vandenį aplink Taivaną, Amerika ateina tenai, staiga pas Ameriką pradeda skrist šachedai, į velniai žino iš kur. O paskui turime, taip sakant, dabar Venesuela įvyko, gerbėmieji bus ir Panama. Tik Panama bus kitaip. O kaip? Panama visų pirma vis dar yra labai draugiška Amerikai, bet tenai Kinija yra suleidus labai daug pirštukų komerciškai. Einamų metų, kaip žinia, Panamos kanalas, pats iš savęs jis priklauso Panamai, bet kanalas kanalu, o didžiausi pinigai ir įtaka ateina per uostus, kurie yra abiejuose galuose ir pačiam kanale pakeliui. Nes laivai turi stot, pasipildyti, pasikraut, išsikraut, visokiausi dalykai vyksta tenai. Ir visi 5 uostai šiuo metu priklauso, jų kontrolė, administravimas ir kontrolė priklauso C.K. Hutchinson, Hongkongo kompanijai, kuri jau bandė parduoti visą tą reikalą amerikietiškam konsorciumui, bet tai buvo užblokuota iš Kinijos pusės. Ir šiuo metu tai yra dar vienas dalykas, dėl kurio vyksta labai didelės derybos. Šiuo metu Kinija išsireikalavo, kad jų transporto kompanija Costco, nepainioti su Costco, ar atvirkščiai, aš amžinai neatsimenu, kur ten ta T raidė, pas kuriuos yra, pas kuriuos ne, viena iš pačių didžiausių laivybos kompanijų, naujajam konsorciume, kuris turėtų iš Hutchinsono perpirktos uostus, turėtų jau nebe 20, o 40% ir lemiamą balsą balsuojant. Tai vat. O tai kaip ta Panama įvyks, ta prasme, jeigu... Su ta Panama yra taip, kad Amerika išsikasė kanalą, paskui jį padovanojo 90-aisiais Panamai, su sąlyga įrašyta, kad, kaip čia pasakyti, jungtinėm valstijom niekada neiškils ateity problemų naudotis tuo kanalu, nes jis yra absoliučiai strategiškai būtinas, tai yra rytų vakarų pakrančių sąsaja pagrindinė. Ir šitoj vietoj spaudimas Panamai buvo padarytas greitas ir piktas, ir staiga kiniški, vėlgi, kinų imigrantų Panamoje yra jau virš 40 tūkstančių, jei gerai atsimenu. Ta prasme, yra didžiulė diaspora, kurie yra naturalizavęsi, netgi balsuoja, turi savo politikus, kurie juos atstovauja. Ir per visą tą yra pirščiukų labai daug, investicijų labai daug Kinijos, bet Amerika yra šalia ir Amerikos laivyba vis tik ten sudaro vieną iš esminiausių dalių, pagrindinių dalių. Tai aš manau, kad tenai viskas vyks korporatyviniam lygyje. Prasme, korporatyviniai karai. Takeoveris, reiškia... Taip, kontrolės perėmimas. Tiesiog kontrolės perėmimas. Gerai, labai įdomu, nes dar turbūt baigiant su Venezuela, aš nežinau, tu tikrai matei tą Maduro nuotrauką, kur Maduro stovi, reiškia, surakintas lėktuve, ir man įdomus dalykas buvo tai, kad jis dėvi, reiškia, tokią
pilką joptvajuką arba kitaip vadinamą flysiuką. Ir tai yra, man atrodo, Nike flysiukas, kuris vat tai dienai patapo populiariausių rūbų pasaulyje. Oh, wow. Buvo ieškoma, googlinama, buvo aišku sąmokslas, kad viskas tai yra Nike product placementas. Visi šitas dalykas, žinai. Ir mes keliaujame per visokias interneto teorijas, tai jeigu kažkam įdomu, galit pasižiūrėti, kaip Maduro apsirengęs, tai man atrodo, jų dabar nėra tų flysų nusipirkti, nes jie yra išpirkti. Nes visi nori atrodyti kaip Maduro antrankiuose, nežinau, žinai. Bet va, yra tokia istorija. Aš sakyčiau, va dabar su visais užsnigimais ir antrom pakopom mano social, kaip sakant, burbulas labai linksminasi žiūrėdami į tokios lietuviškos kompanijos fantazija.lt reklamas. Fantastika. Ir beje, jeigu fantazijos dėl antrankių siūlau ten kreiptis, jeigu su Nike ženklų nėra. Jo, tai galite įsigyti visą Maduro setą, jeigu kažkam domina, turbūt tikėtina. Bet kokiu atveju, žiūrėk, įdomus dalykas, mes gal pabiški judėsim tolyn. Man įdomus dalykas, dabar prieš turbūt judant iki Irano, yra tai, kad Donaldas Trumpas dabar yra labiausiai savimi pasitikintis žmogus pasaulyje šią sekundę. Ir kas seka po to, turbūt irgi matėt, žinai, kaip tai vyksta, kad Donaldas Trumpas, drauge su Mike Rubio, aišku, ir Milleriu visi kartu, sako, gerai, tai dabar, reiškia, Meksika puikiai moteris prezidentė. Bet karteliai, ten yra, kažką reikės apie tai daryti. Kuba, jūs iš vis tylėkit, nežinokit, Donaldas ateis ir padarys, kaip turi būti. Ta prasme, tai dabar tiesiog yra... Marko Rubio prisiminė vaikystę liūdną. Tai aš turiu omeny, į visas puses šiuo metu yra siūloma susimastyti ir Marko Rubio konferencija. Ir įvertinti, kas yra viršaitis šiuo atveju. Taip. Ir ką Marko Rubio sakė, vėlgi, tai yra, kad, ką tai parodo, kad su Donaldu Trumpu prezidentas yra labai kantrus žmogus, labai išmintingas žmogus, bet kai tu prisišneki, tada tu gauni snukį. Žinai, tai tokia yra žinutė, kuri šiuo metu yra transliuojama. Aišku, dabar visoje šitoje lygtyje atsiranda ir Grenlandija, sena, tai yra turbūt labiau Millerio negu Trumpo svajonė. Visiškai. Bet nuvaty vėl yra aktualus dalykas. Tai Andriau, žinai, kaip tu matai tiek Pietų Amerikoje, tiek Centrinėje Amerikoje, turbūt reikėtų sakyti, tiek Grenlandijos pusę, kas toliau iš vis? Grenlandija yra visiškai ir absoliučiai bandymas kapitalizuoti ant to pačio, ant ko Putinas išvažiavo. Putino reputacija ištraukė Krimnaš. Visiškai. Ta prasme, jį ten buvo jau birėjo labai ir čia staiga, supranti, atmušė mum Krymą. Visiškai nesigilinant, kad tai tik dar labiau nubiednino eilinį ruskį, bet tai kokia nacijos pagarba. Ir šitie bandymai vyksta visur ir visą laiką. Kinijos žaidimai su Taivanu einamų metu. Lygiai tas pats dalykas. Jeigu mes pasiimam, reiškiasi I'm the daddy, supranti, taip toliau. Azerbaidžanas atmušė Kalnų Karabachą. Visiškai pofik, kiek geras, blogas ar vidutinis prezidentas, jo šeima, jo vaikas ir taip toliau, amžinai išlieka Azerbaidžano didvyriais ir greičiausiai potomstvinais prezidentais, supranti. Falklandai. Argentinoje viduj prasideda blogai, kai junta perima porą metų pavaldo ekonomiką eina šiknon, ką darom, einam atsiimti iš bjaurių Britų Falklandus. Ar jeigu Gitanas Nausėda dabar atmuštų Kaliningradą? Jo reitingai pakiltų beprotiškai. Ta prasme, Lietuva prarastų neįtikėtiną kiekį pinigų bandydama sutvarkyti išmatų duobę, žinai, ekonominė prasme. Ta prasme, žmonės ten greičiausiai 50% jų yra labai normalų žmonės ir norintys gyventi normaliai. Kiti 50% taip niekad ir neišliptų iš savoko mąstysenos ir rusiško verslo darymo, bet ten tokia duobė pinigam. Bet mano klausimas, ar Gitanas Nausėda tada pataptų ekshaltuotojų Lietuvos, sakai, amžinai būtų... Be jokios abejonės, ta prasme, šitie dalykai yra, visur ir visą laiką veikia. Taip.
pradėjau grot muziką, ką tik studijai, aš buvau nustebęs, ką tik šią sekundę, kas esu tas nedorėlis, kuris neišsijungia garso telefono. Mes esame, žinoma, prieš karo kurstimą, bet man atrodo, galbūt kaip paminė Gitaną Nausėdą užgroja. Užgroja kažkokia muzika, yra labai įdomu. Gerai, žiūrėk, nes vėlgi, čia turbūt, kiek ten rašėmės besiruošdami grupai ir su to pačiu Mykolu ir taip toliau, tai turbūt kol kas nereikėtų bijoti, kad Grenlandija išsilaipins Amerikos kariuomenę. Nereikia šito bijoti, nes ten labai aiškiai senatas, nemaža dalis respublikonų senate jau pasisakė, kad gana šitas nesąmonės pasakot, daugiau nei pakanka sudaryti daugumą senate, daugiau nei pakanka kongrese, kad būtų nudusintas visas šitas reikalas. Bet kartu, žinai, vien tik tai, aš vėlgi grįšiu prie to, dėl ko, aš jau turbūt nebesipiktinu, nes, tokie laikai, kur nieko šiandien neprisipiktinsi žmogus per daug, bet vien tik tai, kad tai, galima taip pasakyti, žinai, ir tai yra sakoma, automatiškai kyla klausimas, ko aš ir dabar tavęs klausiu, žinai, kas toliau. Tai gerai, dabar Grenlandija, dabar mes šnekam apie Grenlandiją. Ką dar galima šnekėti? Viską turbūt. Viskas priklauso nuo to, į kokį elektoratą tas konkretus prezidentas ar politikas taiko. Taip. Aš sakyčiau taip. Nes yra labai daug žmonių, kurie tiesiog nemėgsta viso šito taškymosi, rodymosi ir taip toliau. Taip, šiuo metu Trumpas sėkmingai išnaudoja tą dalį. Bet, kaip žinia, ir jo palaikymas nėra toks jau absoliutus Amerikoje ir šiaip jau netoliau, bet mano nuomonė dabar į Grenlandiją spaudimas yra tam, kad būtų greita pergalė su kažkokia nuosavybė, nes Venesuela pergalė, žmonės pasidžiaugia, bet iš tiesų tai nėra, kad mum kaip nacijai pagerėjo. Jo, nes turbūt reikia paminėti, kad artėja midtermai, kas yra labai labai svarbu. Šių metų pagrindinė tema bus. Jo, nes panašu midtermai yra, kai yra perrenkama dalis Senato ir visas kongresas. Tai ir šiuo metu, apklausos rodo, kad demokratai stipriai, iš principo nelabai ką darydami, stipriai pirmauja. Tiesiog ramiai laukdami ir čipsus valgydami. Tai pamatysime, aišku, kaip bus, bet tai savaime suprantama, ten vėlgi, ne tai, kad net ir laimėjęs demokratam, tai turbūt nereikš, kad Donaldą Trumpą kažkaip gali impeachinti, nes... atrodo, nėra tikslo, nes Donaldas, tiesą sakant, šį kartą sužaidė, Vansas yra nebereikalo pastatytas į tą vietą. Pagal Amerikos įstatymus, jeigu nuimpeachina Trumpą, Vansas automatiškai tampa prezidentu ir pasirenka savo viceprezidentą. Jo, bet man tai tam reikia 2/3. Ten daug ko reikia. Aš turiu omeny, kad tai neįvyks, bet kokiu atveju. Gerai, dabar toliau. Dar vienas dalykas. Su Kinija ir Fantazijos LT ir taip toliau. Kinija ką tik nusprendė, kad uždės PVM mokestį kandonams. Ką darysim? Gandonai pabrangs. Ką darysim? Gimstamumo skatinimas iš kitos pusės. Tiesą sakant, taip, bet pats tas principas, kad uždėt PVM. Gerai, kita blogo imperija, apie kurią mes šiandien tokia tema turbūt, ką mes kalbėjome, tai yra mes kalbam apie tas įsivaizduojamas arba tikrai esamos blogo imperijas, tai mes pakalbėjome apie Venezuelą. Pakalbėjome apie Jungtinės Amerikos valstijas ir dabar keliaujame į Iraną. Tai kas vyksta? Kas vyksta Irane, Andriu? Iš visko sprendžiant vyksta kontrrevoliucija. Tarp kitko trumpai, kodėl aš turiu ir Iraną, ir Venezuelą kartu. Iranas su Venezuela draugauja visokiausiais naftiniais klausimais, nes Iranas kažkaip sugebėjo dar išlaikyti tą, kad ir nacionalizuotą, bet naftos industriją. Ir padeda Venezuelai technologiškai ir taip toliau. Iš kitos pusės Hezbollah turi bazę Venezueloje, kur treniruojasi kartu su Kolumbijos Farku. Aha. Iš kitos pusės Maduras, vėlgi, apie ką garsiai nebuvo šnekama, su dideliu džiaugsmu dalino ne šiaip savo Venezuelos pasus, o diplomatinius pasus Hezbollos, Irano atstovams. Ir jeigu galima būtų sakyti, kad Iranas irgi galėjo duoti diplomatinius pasus, kažkaip Irano pasas nėra labai stiprus pasaulyje. Ir net su diplomatiniu Irano pasu yra vietų, kur sunkoka būtų įvažiuoti. Tuo tarpu su Venezuelos diplomatiniu pasu tu net ir į Izraelį gali įvažiuoti. Štai.
O jums ir prašom, kaip sakant, rankytė rankon ir apie blogio imperijas kalbant. Čia, man atrodo, jau tavo tema būtų. Aš apie labai... Iraną ir kas ten vyksta, aš paskui gal. Jo, dar sugrįšim apie bendrai blogio imperijas. Kalbant, man šiaip visą laiką buvo įdomu, žinai, ir aš šitą paskaitą esu skaitęs ir studentams, reiškia, apie blogio vaizdavimą, blogio imperijos, diktatorių vaizdavimą kine, iš esmės. Ir man atrodo, kadangi aš visą laiką kažkaip kartuoju ir manau, kad kinas, jis be galo reflektuoja tai, kas vyksta pasaulyje tuo metu. Ir čia mes turime keletą paveikslėlių, jūs matote, žinai, vieni. Visi jie yra fantastiški, bet ne visi fantastiniai. Taip, būtent. Tai vieni iš jų yra Leni Riefenstahl, tai yra tokio žymaus austrų tapytojo propagandistas, sakykim taip, kuri kūrė apie jį ir apie nacių režimą filmus. Tai yra šiaip vienas esminių tokių asmenų, kuris suformavo tai, ką mes vadinam dabar fašizmo estetika. Fašizmo estetika, čionais yra, kai kurie kadrai yra iš, reiškia, Triumph of the Will, Leni Riefenstahl filmo, kuris, šlovina nacizmą, o kiti pavyzdžiai yra daugumoje žvaigždžių karų. Raskite 3 skirtumus. Taip, ir yra toksai momentas, kas yra ganėtinai įdomu, aš truputėlį papasakosiu, kaip va tie diktatoriai ir reiškia šita estetika, kaip ji vystėsi kine. Tai yra įdomu tai, kad kažkur nuo 1920 iki 40 metų priėjimas prie bet kokio diktatoriaus, prie bet kokio režimo, nes iš esmės kinas tuo metu egzistavo Amerikoje, ar ne, kur buvo didžiausia industrija, tai buvo prieinama per absoliučią satyrą. Reiškia, vienas po šiai dienai didžiausių ir labiausiai svarbiausių autoritarinių filmų yra Charlie Chaplino 40 metų filmas Didysis diktatorius, The Great Dictator. Čia yra 2 tokie personažai, vieno iš jų vardas yra Adenoidas Hinkelis, kito vardas yra Napalonis. Napalonis. Tai reiškia, yra, labai gražus lietuviškas vardas. Tai, aišku, tai yra, kaip čia, referencas, nuoroda į Adolfą Hitlerį ir Benito Mussolini tuo metu. Ir tiek tas filmas, tiek paskui buvo tokia Marx Brotheriai, iš esmės tai yra tiesiog satyra, pasityčiojami. Šitame filme jis yra žiauriai juokingas dar po šiai dienai. Adenoidas Hinkelis ten žaidžia su gaubliu, visaip ten bandydamas taip, jį kažkaip pasiimti savo. Charlie Chaplinas kūrė tokiam slapstiką, tai yra fizinė komedija, iš esmės, paprasčiausias pavyzdys, nukrentama ant banano žievės. Bet iš esmės, ką tai sako, ar ne? Tai yra tai, kad tuo metu diktatorius, vakarų pasaulyje buvo absoliučiai delegitimizuojamas per humorą. Tai reiškia, kad, jie yra juokingi, jie yra funny, jie nieko nemoka, jie yra nekompetitingi. Ir dėl to, ir kitas dalykas, ką tai, iš esmės transliuoja auditorijai, kad pas mus taip niekada neįvyks, nes, tai yra idiotai. Žinai? Mes nedolbajobai. Jo. Būtent. Ir va toks priėjimas, kuris, man atrodo, ir sakau, The Great Dictator po šiai dienai yra vienas labiausiai antiautoritarinių filmų. Nes jis iš esmės nesako nieko, apart to, kad diktatoriai yra idiotai. Žinai, ir tuo pat metu, kai vyksta tai, aišku, Vokietijoje vyksta Leni Riefenstahl, Sovietų sąjungoje. Pradžiai yra biškiai Eisensteinas, paskui vyksta labai daug filmų, kurie tiesiog iššlovina Staliną. Vienas tokių esminių angliškas pavadinimas yra The Wow, kur yra absoliučiai apie Josefą Staliną. Ir yra tokios 2 estetikos. Viena estetika yra, reiškia, labai autoritarinė ir kaip tik rodo tą grožį. Nes Leni Riefenstahl dalykas yra, kad, tai yra tvarka. Masė, tvarkinga masė. Kūnas yra labai svarbu, ta prasme, geras kūnas, tvirtas kūnas. Ir problema, kad paskui labai daug kino iš esmės perėmė tą Leni Riefenstahl stilistiką, tai nereiškia, kad jie šlovina fašizmą arba nacizmą, bet viena iš tų problemų yra tai, kad tas rodymas, kad yra fikcionalizuotas, visiškai netikros blogio imperijos arba diktatorius, jis yra vizualiai labai patrauklus. Ir dėl to gali, mes žiūrime, štai, čia yra, reiškia, klonų armija. Gražu? Šiaip.
Šiaip, va, taip pažiūrėt, gražu, tvarkinga. Kaip gražiai nupjauta veja. Taip, būtent. Ir čia yra viena iš tų problemų. Dabar, judant toliau, reiškia, po 40 metų, reiškia, po antro pasaulinio karo, mes ateiname tokį kitą etapą, kuris iš esmės ten gali, jeigu permesti dar truputėlį, čia yra puikus toksai filmas, čia dar kalbant apie tą pasityčiojimą iš, čia yra 87 metas filmas, tai yra Spaceballs. Čia yra prezidentas Skrubas, kuris viso filmo jo problema yra, kad jis nori paspausti raudoną mygtuką, jis galiausiai jį paspaudžia ir susisprogdina su visų laivu. Melas Brooksas, šiaip fantastiška rolė, bet čia dar buvo vienas iš tų tokių, reiškia, kaip čia parodymų, pasakymų, kad vis dar tie diktatoriai gali būti juokingi. Bet iš principo, nuo 50 iki, reiškiasi, 90 kažkur metų vienas iš tokių einančių temų, mes dar galim nejudėti toliau truputėlį, reiškia, tai buvo kalbama, kad blogis iš principo ir blogio imperijos yra ne apie kažkokį žmogų, nes diktatorius mes nugalėjom, Hitleris no more, triumfuoja demokratija, bet demokratija taipogi atneša savo bėdas, nes blogis pasidaro beveidis. Tai reiškia, kad blogis yra institucijos. Tai prasme, blogio imperijos yra kūriamas apie institucijos. Filmų pavyzdžiai yra Džordžo Lukaso vienas pirmųjų filmų, tai pirmasis filmas, tai yra THX 1138, kuris kalba apie nematomą korporaciją, kuri ten iš esmės chemiškai leidžia vaistus savo piliečiams. Taip pat yra filmas Brazil, Terry Gilliamo, fantastiškas filmas, kuris kalba apie nomenklatūrinę tokią biurokratijos pragarą, biurokratijos autoritarinę valstybę. Ir kuriam laikui blogo vaizdavimas jis patampa apie, reiškia, būtent, patampa būtent apie tai, kad blogis yra institucija. Iš esmės. Ir tenais yra blogiausi dalykai. Tada mes einam į kitą etapą, tai mes keliavom nuo 90-ųjų, truputėlį gal anksčiau, iki ten 2000, sakykime, 10-ųjų, mes grįžtame į tai, kur, tai gerai, ir institucijas mes sort of nugalėjom, blogis pasidaro charizmatiškas. Kaip ir daug dalykų, nes tai buvo toks atsipalaidavimo laikas iš esmės, mes leidžiame savo kaip auditorija ir tuo pačiu metu kūrėjai biški žavėtis blogą. Tai mums dovanoja vieną geriausių, jeigu ne geriausią, visų laikų kino diktatorių, tai yra imperatorius Palpatinas. Štai, jis labai žavus asmuo iš Žvaigždžių karų. Toks biški rupūžiškas, bet... Bet iš esmės labai yra įdomu, nes Palpatinas, ar tu prisimeni, kaip Palpatinas Žvaigždžių karuose atėjo į valdžią? O taip. Tai jis darė... Buvo nuostabus politikas. Fantastiškas, orbaniškas, net sakyčiau, galbūt politiškas iš tam tikros pusės, žinai. Ir aš šitą pavyzdį ir paminiu, nes iš esmės yra imperatorius Palpatinas, kuris gal kas nematė, kas nesidomi tiek Žvaigždžių karais, tai yra, jis atstovavo tokius situs, kurie iš principo yra blogieji galios naudotojai, tiesiog blogi asmenys. Blogi džedai. Taip, blogi džedai. Palpatinas niekam nepasako ir nesako, kad jis yra piktasis sitas ir jis dalyvauja Galaktikos senate, tiesiog būna politikas. Kai atsiranda separatistinė krizė, jis pasinaudoja to, kad po truputėlį pradėtų kilti kaip politikas, nors jis yra sitas, reiškiasi, ir eventualiai jis prieina iki to, kad jam senatas, dėl to, kad jis yra toks nuostabus mesaja iš tam tikros pusės, suteikia išskirtinius įgaliojimus. Taip. Tada, ką jis daro... Galima istorinius, kaip čia pasakyti, istorinius dalykus, pagal kuriuos tai padaryti. Pradėkim nuo, ne tai, kad nuo Cezario, dar iki Cezario buvo Romos senatas galėdavo, konsulai būdavo labai, labai galingi, bet buvo ir toks supratimas, pas graikus buvo kaip tirono. Taip. Tai yra tas pats diktatorius. O šičia su, jau kaip sakant, vėlėliau, po filmo, gerokai vėlėliau, mūsų netaip jau baisiai tolimoj kaiminystėj Rusijoje, karas su Čečenija nuėjo šiknon, bet reikėjo tą karą vis tik tai padaryti. Plus reikėjo vėlgi sukelt poreikį duoti valdžiai daugiau valdžios, kaip sakant. Ir staiga
čečėnų teroristai nei iš šio, nei iš to susprogdina 2 daugiaaukščius. Taip, būtent, tuo metu, būtent tai ir vyksta. Senatas įgalioja prezidentą eiti ir duoti į veidą čečėnams. Vyksta antras Čečėnijos karas. O tuo metu Palpatinas pasako, žvaigždžių karuose, kad kalti visgi yra džedai dėl visko. Ir Sukos. turbūt jie padarė šitą visą reikalą, organizavo ir tą perversmą, organizavo tą instituciją, kurie, džedai žvaigždžių karuose iš esmės buvo tai, kas sergėja galaktikos tvarką. Ar ne? Ramybę. Taip, ramybę, tvarką, balansą. Ir yra apkaltinami jie, tada kyla pasipriešinimas tiek iš žmonių, tiek iš, tiek institucinės. Džedai yra išgaudomi, jauni džedai yra išžudomi. Ir Palpatinas paima absoliučią galią ir galiausiai jau ir prisistato kaip blogą. Taip, ir jis sako, kad unlimited power, ne? Tai čia yra vienas iš geriausių diktatorių, paskui miršta Palpatinas nuo savo mokinio rankos. Tokia jo pabaiga yra, kaip dažnai, politikoj gali ir nutikti, kad ateina numeris 2 ir dėl kažkokių vienų ar kitų priežasčių. Kainas užmuša Abelį. Taip. Tai čia yra 90-ienis, tai yra charizmatiškas blogis, ar ne? Tada mes keliaujame į, taip, nuo 2000 iki 2010 metų, čia yra filmas V for Vendetta. Jame egzistuoja toksai... man atrodo. Ne, filmas. V for Vendetta, Britų. Jo, Britų filmas, jame yra, ką mes matome čia, tai irgi fantastiška Džono Hunto rolė, kancleris Sutleris. Kancleris Sutleris, jis yra herojus, buvęs karo herojus, Britanijoje nutinka toksai dalykas, kad teroristai atlieka bio ataką, daug žmonių miršta ir iškyla toksai asmuo, kuris buvęs yra karo pasipriešinimo herojus ir jam yra, vėlgi, suteikiamos galios, nes, jisgi žmogus kovoja už Britaniją. Taip. Jis gauna galias ir po truputėlį po tom galiomis atsiranda absoliutus surveillance'as, atsiranda anti-imigracija, anti-LGBT krūva dalykų, visokių papildomų temų, kurios prisideda prie to, kad šitas žmogus turi absoliučią galią. Bet po truputį pokytis, reiškia, iš šitos vietos, čia yra, post 9/11 pasaulyje, kuris įvyko, ar ką tai signalizuoja iš esmės mūsų visoje visuomenėje, kad atsiranda toksai dalykas kaip blogis, kuris yra suprantamas. Žinai, nes Palpatinas, ar ne, jis nori powerio, jis nori valdyti. Jo, jis yra tas toksai, kur aš niekada nebūsiu. Taip. O čia yra žmogus, gerai, tai įvyko biotaka, o ką mums reikėjo daryti? Taigi reikėjo kažką daryti, ne? Čia žmogus dėl valstybės daro. Taip, skaudu, nes yra surveillance'as, visus ten tikrina pasus, bet kažką reikėjo daryti. Ir po truputėlį tas evoliucija, to supratimo, kas yra diktatorius, jis po truputėlį patampa suprantamas diktatorius. Diktatorius, kuris yra, mes galime jį suprasti ir ten yra daug pavyzdžių nuo Thanoso Marvelyje, kuris sakė, kad, vėlgi tai yra komiksas, bet Thanosas sako, kad visai galaktikai bus geriau, jeigu mes nužudysim pusę žmonių, ar ne? Ne žmonių, beingso, ar ne? Gyventojų galaktikos. Žmonių. Bet ar tai pasaulis bus, ar tai bus šiaip geresnis pasaulis nužudžius pusę žmonių? Vėlgi, istorija mums duoda puikius pavyzdžius. Taip. Duoda Mao Dzedūną, duoda Pol Potą. Taip. Mao Dzedūnas, tiesą sakant, žudė ne tam, kad nužudyt, bet dėl to, kad jam taip gavosi. Čia Taip. toks side questas buvo. O Pol Potas atėjo ir sakė, taip, dabar šitie valstiečiai iš šitos etninės grupės yra geri, visi kiti yra gaidžiai, o peiliu juos. Ir ne tai, kad šaudyt, pjaut, nes šoviniai pinigus kainuoja. Tai mes ir turime tokį dalyką. Dar kitas pavyzdys yra toksai iš vėlgi knygų serijos Corellianas Snow iš, Hunger Games'ų, ten irgi, man atrodo, paveiksliuką aš įdėjau jo kažkur tais. Irgi yra įdomus dalykas, kad skirtingai nuo kitų tų diktatorių kine, apie kuriuos aš kalbu, Corellianas Snow irgi iš neturtingos šeimos jo istorijoje iškilęs, per tai, kad, reikėjo kažką... Tvirtą darbą ir pasiryžimą bet kitas ir dalykas machinacijas. Yra, kad jis visą laiką buvo tas, kuris yra stiliaus ikona. Žavus, gražus, gerai apsirengęs.
Kokių mes diktatorių irgi šiuo metu turime, jeigu mes pažiūrėsime į Salvadorą, pavyzdžiui, tenais yra vienas toks asmuo, kuris atrodo labai panašiai ir jo dalykas yra, kad jis absoliučiai perima medijos kontrolę, bado žaidynių Hunger Games sagoje ir, reiškia, po truputėlį kaip įgalina bado žaidines kaip represijos formą, reiškia, kad, mes turime per televiziją stebime tai, dėl ko per televiziją stebima bado žaidynės, kur ten kiekvienas iš rajonų turi paukoti keletą savo... 2 ar 4, neatsimenu. 2, tai tikrai. Vieną berniuką, vieną mergaitę, vyrą, moterį, ar ne? Ir jie turi dalyvauti žaidynėse, kurios reprezentuoja iš principo tai, kad mes, čia buvo revoliucija ir mes turim visą laiką prisiminti, kokios buvo jos aukos, ar ne? Tai Coriolanus Snow yra toksai diktatorius. Ir mes pereinam per šitą suprantamo, priimamo diktatorius, priimamos tos blogo imperijos, kad mes kaip žiūrovai tai suprantame. Ir dabar mes atvykstame į tokį etapą, kur mes esame dabar, kur, mano galva, kur toliau juda kinas, tai yra, kad blogas ir diktatorius labai dažnai mums yra parodomas kaip veidrodis. Kad iš principo mes esame visi prisidėję kažkuo prie to, kad tie diktatoriai susitaikymo. Taip. Būtent. Ta prasme, tai mes dabar esame tokiame etape, kas mano galva labai aiškiai atspindi diktatoriaus ir blogo imperijos raidą bendrai reiškiasi pasaulyje. Tai į susitaikymo nieko nedaromo, nes supratimas, kad blogis, jis nėra charizmatiškas, jis nėra žavus, jis nėra visagriaunantis. Blogis šiuo metu jis yra sistematiškas, jis yra banalus. Jis yra buitiškas, nelabai įdomus. Ta prasme, tas kaimynas, kuris pastoviai prisigėręs primyžo lifte. Taip. Ir dabar mes esame tokiom etape. Tai įdomus dalykas yra tas, kad jeigu mes pagalvosime taip apie, blogus personažus, kine, tai labai dažnai žmonės prisimena kine būtent blogietį, the villain, kaip jų mėgstamiausią personažą, Bet čia yra mūsų kartos dalykas. Taip. Ir tai yra mūsų kartos dalykas, bet iš principo tai yra ta raida, kurią aš papasakau, kur buvo charizmatiškiai diktatoriai, kur buvo charizmatiškai blogiečiai, blogio imperijos, kurios kažkaip yra estetiškai traukiančios, nes tai yra gražu pažiūrėti. Ir kinas duoda tą dalyką, kad mes galim žavėtis diktatoriumi, turėdami tą safety netą, kuris iš principo mums pasako, kad tai yra netikra, ar ne? Šitas diktatorius, šita imperija yra netikri klonai, netikri kažkas, tai dėl to mums gali net biškai patikti. Tas asmo. Kuris mums yra, rodoma šiandien. Tai yra įdomus toksai pastebėjimas ir įdomi raida ir man atrodo, tai labai keičiasi šiuo metu tą diktatoriaus blogio sampratą kine. Ir taip ir ne. Dėl kino, žiūrėk, aš norėčiau tave jau pertraukti, mums reiktų vis tiek po truputį artėti į pabaigą. Ką tu paminėjai apie Coriolanus Snow, medijų kontrolė. Taip. Ir galim sugrįžti į antrą karštą į tašką, apie kurį tikėjome šiandien daugiau pašnekėt, bet Mykolo dėja neturim Iraną. Taip. Tai šalis, kurioje vienoje iš pirmųjų, ta prasme, Kinija išvis neįsileido bendro interneto ir Šiaurės Korėja, Iranas turėjo internetą, kol apsižiūrėjo, kad dviguba lazda. Ir pradėjo tą kontrolę interneto. Tai šiuo metu vykstančių tenai riaušių pasipiktinimo, kurios vyksta dėl kelių dalykų, pagrinde dėl to, kad vandens nėra, tiesiog nėra vandens. Ta prasme, nori gert, Coca-Colos irgi nenusipirksi. Antras dalykas yra, kad Irano ir Jungtinių valstijų smūgiai į urano sodrinimą yra aplamai Irano, Izraelio ir Jungtinių valstijų smūgiai į naftos sodrinį. Dieve, nusišneku. Dar kartelį bandykim. Šitogi į branduolinės visas institucijas. Ir ne tik tai, ir virš Teherano skraidantys Izraelio dronai, kurie skrenda ir birbia elementariai. Visa tai labai smarkiai numušė ajatolų režimo pagrindinį ramstį, kad mes esam galingi. Jo. Mūsų Amerika bijo. Mes su visais susimušam šičia, mes duodam į kailį ten su Iraku, pakariavom su dar kažko. Ir visas šitas vėlgi nuėjo subinėn einamų metu.
Irano revoliucinė išsivadavimo gvardija, kažkaip taip, kur vadinasi. Ji yra santykinai maža palyginus su standartinė kariuomenė. Standartinė kariuomenė yra tipinė kariuomenė, yra daugumoje šauktiniai, tai yra eiliniai žmonės ir turim didžiulį susipriešinimą. Bet ajatolų režimas dar nežlugęs. Ir tenai vyksta beprotiška medijų kontrolė, bet ji vyksta vėlgi jau naujų etapų. Vėlgi gaila neturim Mykolo, kad jis dar giliau tai paminėtų, bet kas mane iš tiesų nustebino, kad internetas yra glušinamas tik tai didžiuosiuose taškuose, tam, kad tuo metu negalėtų protestuotojai gerai komunikuoti tarpusavyje. Iš kitos pusės, tai, ką mes matom vidosikai, kur žmonės ten eina, veržiasi, keičia vėliavas, taip toliau, dalis iš jų neabejotinai yra ajajaus gaminiai, bet labai tikėtina, kad jie yra būtent ajatolų režimo gaminiai. Kad. Nes yra daromas toks dalykas, yra daromi įmetimai, stebima, kas repostina, stebima, kas ir kaip komentuoja, stebima, kokiu būdu galima nudusinti visą tą dalyką, pasinaudojant tipiniais medijų dalykais, kaip raportuojant, kad tai yra žiaurumai, raportuojant visą šitą algoritmą atidirbinėjant, ir tai atidirbinėjama beprotiškų tempų ir didžiuliais resursais. Taip, kad medijų kontrolė, kuo toliau, tuo labiau yra on the ticket. Absoliučiai, ir dar, gal tai pabaigiant irgi truputėlį apie tą visą reikalą, žinai, tai, Irane vyksta kontrarevoliucija, dar viena bloga imperija. Lyg ir žlunga. Kaliba kažkaip tais, ne? Tai kaip tu galvoji vėlgi, toliau, žinai, aš visą laiką įdomus tas klausimas, tai ar žlugs bloga imperija? Žmonės, kuriuos aš klausau ir seku, sako, kad žlugs, nes ajatolas parodė, ir pagrindinis ajatola, parodė silpnumą. Taip. Kas yra absoliučiai nedovanotina tuose kraštuose. Komeny pabėgo, ar ne? Dar ne, aš bent jau negirdėjau, kad būtų pabėgęs. Bet vien tai, kad yra išleista informacija, ar ji tikra, ar ne, absoliučiai nesudaro skirtumų. Bet čia yra kaip antram pasauliniam, Stalinas turėjo palikti Maskvą, bet suprato, kad jeigu jis išvažiuos į Jaltą, tai už 2 dienų bus negyvas, nes tokia buvo, kaip čia pasakyti, išgyvenimo tvarka. Ta prasme, ten džiunglės buvo komunizmo visa viršūnėlė. Taip. Ir jis liko Maskvoje, nes nusprendė, kad jeigu čia užims ir vokiečiai jį paims, tai jis praktiškai kaip žmogus gyvas lik daugiau netgi šansų turi, negu jeigu išvažiuos į Jaltą. Ir to užteko, kad susiburtų tas pasipriešinimas. Lygiai taip pat ajatola parodė silpnumą, ta prasme, nuėjo banga žinios, kad ajatola ruošiasi pabėgti. Jau to užtenka, kad džiunglių, kaip sakant, akela prasileido. Viskas. O dar vienas klausimėlis iš šitos pusės. Reiškiasi, tai, bet vėlgi, kam yra naudingas šito režimo pasikeitimas? Tu minėjai, kad Kinija irgi yra įkišusi į Iraną. Kinijai potencialiai yra labai nenaudingas. Potencialiai. Ne faktas. Taip. Ta prasme, jiem yra labai gerai dirbti su dabartinė Irano struktūra, kadangi jie gauna pigią naftą, parduodami savo dalykus jiems už santykinai brangiai. Ja. Ir kiti negali kištis, kadangi vakarų pasaulis pats užsidėjo ribas toj vietoj. Okay. Jeigu pasikeičia režimas tenai, Kinija lygiai taip pat gali eiti ir mūtint vandenį tenai, lįst su investicijom taip toliau. Tik tai, aišku, jau nebeturės tiek laisvos rankos. O staiga į rinką ateinanti po plius minus vakarų kontrolės šitoks kiekis naftos Venesuela ir Iranas, čia bus įdomu. Aha. Ir niekas neapsiima prognozuoti, į kurią pusę bus įdomu. Labai įdomu ir mums, mes turbūt šiandien po truputėlį turim pasibaigti, nes tiesiog yra toks gyvenimas. Tiesiog toks gyvenimas. Aš dar tik tai paminėsiu, grįžtant prie diktatorių kine, ko nepaminėjau, žinai, vienas geriausių dar diktatorių yra šiaip jeigu analizuot filmus, tai vienas iš tų filmų, kuris yra labiausiai analizuojamas, yra ne kas kita, o Liūtas karalius. Ir Skaras iš Liūto karaliaus yra vienas, mes taip nevertinam, nes tai yra animacinis filmas ir Skaras tiesiog iššūdo
Jis nori nužudo teisėtą sosto paveldėtoją, tada nori nužudyti jo vaiką, išmest tiesiog. Tai va, palinkėjimas galbūt nesusižavėta, bent jau iš mano pusės, Skarais, Palpatinais ir visais kitais asmenimis. Bet kovojant prieš juos neužmiršt, kad jeigu jie paskelbė karą prieš nacius ant savo skydo, paišyti svastiką irgi neverta. Būtent toks turbūt ir būtų šiandien toks gražus mūsų išvedimas apie šitą. Tai gerbėmieji, ačiū, kad klausote, ačiū, kad būnate su mumis, jeigu dar nepaspaudėte. Mes visą laiką prašome, paspauskite like, subscribe mygtukus. Nes mes norėtumėm pasiekti tam tikrą kiekį žmonių, kad galėtume reklamuoti Fantazijos LT produkciją. Jaustis gerai. O šiuo metu jums užduodu klausimą, kurį prašau atsakyti komentaruose. Kokius langų ploviklius naudojate automobilinius ir ar jie gerai veikia ar ne? Ačiū. Ačiū. Terminalas.